Tai ką, mažųjų bendrijų nariai, šį kartą kreipiuosi konkrečiai į Jūs, nors reiktų gal čia kalbėti ir plačiau, bet plačiau bus ilgesnis turinys YouTube kanale, dabar trumpai. Pateiktas Valstybinio socialinio draudimo įstatymų kelių straipsnių pakeitimo įstatymas, pateiktas svarstyti Seimui, tikėkimės, kad jisai bus priimtas ir ko gero pirmą kartą džiaugiuosi dėl mokestinių įstatymų pakeitimo. Taigi, tie, kurie išsimokate savo pinigus iš mažosios bendrijos 02 kodo arba kitaip su darbo santykiais susijusias pajamas ir norite kaupti stažą ligos, motinystės, tėvystės išmokoms gauti, tai jums mažėtų mokestinė našta nuo 2026 metų. Nežinau, ar tai nuo sausio bus pirmos, kai bus priimtas įstatymas, irgi nežinau, bet tiesiog labai džiaugiuosi dėl to, kad atsiranda galimybė turėti tas pačias socialinės garantijas ir susimokėti mažiau mokesčių. Tiksliau sakant, tų mokesčių kaip ir sodrai mažiau mokėti neteks, bet įvertinant tai, kad norint turėti 1 mėnesio stažą reikėdavo išsimokėti 2 minimalias algas, tai dabar užtektų išsimokėti maždaug 1154 eurus vietoj 2076 eurų. Tai įsivaizduokit 20% GPM nuo 2000 ir nuo 1100. Vadinasi, mažėja mokestinė našta. Labai džiaugiuosi, kadangi ir pati turiu mažąją bendriją ir dar vienas dalykas, tai mums truputėlį atlieka pinigų tiems, kurie išsimoka 02 kodu. Ką su tais pinigais daryti? Žinoma, kad įdarbinti. Vienareikšmiškai liko 50 eurų ir duodam jiems darbo, kad susikurtume savo pasyvių pajamų krepšelį. Puikiausius edukacinius video ruošia mano kolegos Financial Lithuanians. Kaip juos rasti, galite nueiti į mano Linktree, ten tikrai bus nuoroda, taip pat į komentarus įdėsiu nuorodą. Taip kad mokykimės įdarbinti savo pinigus ir ilgainiui pinigai, mums tiksliau sakant, pajamas mums uždirbs ne tik tai mūsų verslas, bet ir pasyvios pajamas būtent iš pinigų investavimo. Tai pelningo verslo.